Va, panikęs varo. Sako, irklai blogėjom, reikia pakeisti kajakį. Blema, kai būtų gerai tam telefui dėklas, nes mano pirštai tokie slidus, aš jaučiu, kad aš jį išmesiu, pliumti į vandenį bus ir... Tu kur palauks susidėk jį? Kur? Į kišenę? Nu, čia pareik srovės, dabar paskui įmurt. Nėra čia jokių srovių kol ką. Čia srovė? Tu nejuokauk. Čia nepanašai srovė. Čia tik tai yra... Aš tai iš viso su viena ranka ir kluoju, žiūrėkit. Aplamai, žinot ką? Jūs galite varyti ir kai su kanojiniais irklais, tiesiog viena ir kluokit vieną pusę, kitą kitą. Tai koks jums skirtumas? Tai va, nenumatytas toks dalykas, vėjas prieš priečinės, o panelės labai lengvas. Tai... Ei! Ką tu darai? Darau, bet ne ant telefoną. Ant telefoną beveik. Nu tu pavarai. Nori man telefoną nupirkti? Aš noriu tokio telefono, kur 2 SIM kortelės dedas iš karto užsisakau. Net plaukiai arčiau, kad labiau tiekšta, ne? Aha. Nori greičiau naują telefoną. Atrodo per tai tu padai irklas, ar ne? Aha. Mūsų naujienų reporteris paparacinis. Tuoj mes jis taranuosim, blem. Bet koks fainas oras, šakės, kaip aš džiaugiuosi, kad šiandien mes išplaukėm. Šilčio? Tau šalta? Tai tu nieko neirkluoji, žiūrėk, tu sėdi ir džiaugies pavasariu, blem. Nu, varykit. Va! Čia jau man patinka. Apsisukat? Kaip čia yra, kad jūs greičiau už mane plaukiat, ką? Tai vis tiek. Jau naudojat, matau, kajakinius irklus, ar ne? Jau kai varot, kai su kajakiniais. Per dešinę pusę. Kažkas šnekės, aš nieko negirdžiu.
Kaip, kad ir bėgt? Jo, nes yra skilių ir jau pro jas bėg vanduo. Ne, jos yra tam padarytas, kad pro jas išbėgtų. Vanduo visgi. Bėga? O, bus pučia. Jaučiuosi kaip ir laivas. O. Bet esmė yra tame, kad per jas turi išbėgti. Jeigu tu varai šoki nuo krioklio ir tau pribėga pilna baida vandens per kažkiek sekundžių, per 10 ar per 15, visas vanduo išbėga visiškai per tas skyles. Jo. O kad įbėga, tai čia nieko tokio. Jūs vis tiek esate apsiginklavusios kelniam, net peršlapo. Labai tikiu, kad jas neperšlapo. Jau peršlapo? Tik šalta atrodo dabar. O jūs vandenį sėdat ar ne? Ne? Tai gerai. O tu? Aš? Tau neleidžia tam tikrųjų? Aš nežinau. Atrodo, ne. Ten dar vienas. Jūs tų akmenų nebijokit, aš pastebėjau, jūs plaukat specialiai ten, kur visko mažiau yra, mažiau srovės. Jūs plaukat, blemba, ten, kur... Mes nenurim ant akmenų. Tai neužsimausi. Jūs plaukat ten, kur didžiausia srovė yra, nes ten fainiausiai. Ką jūs čia taškatės? Aš kažkaip visai nesigailiu, kad aš jums daviau šitą kajaką, nes jums čia dar fainiau su juo. Ar ne? Jo! Būna, blyn. Ai, gal mes susijungiam ir plaukiam kartu, ne? Taip, priklijuok šitą. Gal nori bišinės mano pasiimti, man čia kažkaip nepaprikol. Šlapės. Reikėjo pasiimti tas medicininius, žinai. Pristabdyk bišti savo ir nekiški vandenį. Va, ne per daug, viskas, užtenka. Jau biški per daug, bus aksmės vėlį, kad apasi. Va, matai, kaip faina, ane? Atsidūrėm vandenyje ir vežė į krantas, gana greitai, slenka. Jeigu mes prieš srovę tai plauktumėm, tai kažin ar mes tokio greičiu paplauktum. Nu, kažkur panašiai, bet reikėtų irkluoti, o dabar tai nereikia irkluoti. Ane? Pasikastumės ant dalinti. A jo? Tai mes kai tos pirštinės jam į tą valtį ir viskas. Tau nešaltas su tom plikom rangom? Matau? Vėl gali pristabdyti biškai. A, vis tik šlapas yra. Mes čia, ką žinau, galime iki pat Nemuno tai plaukti. Čia girkluoti kaip ir nereikia. Čia turi maišelį kokį? Mes gi viskas Maišelį. turim. Tai o tai kam, sušlaps, tai ką žinau, pasidėjo kur nors, į tą liemenę įsikiškai, į papą, kitaip tariam. Nes valtį paskui, žinai, užmiršiu aš. Arba duok, aš įsimesiu. Arba jau radai, kur kažkas, kas o. Į akmeną gintarą įmūrėm, žinok, tau tai neprikolas, jeigu tu įsirėši tą. Jo, aš jau ne vieną sėkį įsirėžiau. Žinok, mes labai... Ir mes kažkaip jį varom, ne? Aha. Gerai, aš jūs paleidžiu, jūs kaip norit varykit, aš į tą akmenį nenoriu. Bet žinai kaip yra, Lievai, kad jūs plaukat neirkluodamos greičiau negu aš. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, neirkluoju, tai vanduo pro mane labai lengviai praeina. Aš plūduriuoju tiesiog ore, o jūs neša. Ups, apsilaisčiau. Pabiški šlampa, geras jausmas. Tiesiog atpalaiduoja. Šiandien srovių kažkaip mažai visai.